Antras uždavinukas. Klausia, kuris teiginys neteisingas. D yra diskriminantas. Žiūrime. Mūsų yra nubrėžta parabolė, tai yra kvadratinės funkcijos grafikas. Šakos eina aukštyn. Reiškia, koeficientas A yra teigiamas. Taigi, šis teiginys yra teisingas. Mums netinka. Tada diskriminantas. Diskriminantas neigiamas, todėl kad mūsų parabolė nekerta OX ašies. Tai lygtis kvadratinė AX kvadratu plus BX plus C sprendinių neturėtų. Nekerta ašies, diskriminantas neigiamas ir šis teiginys yra teisingas. Koeficientas C. Praleidžiu aš tą B, pažiūrėsim paskui. Koeficientas C. Koeficientas C yra štai šis taškas, kur mūsų parabolė kerta OY ašį. Matome, kad čia yra teigiamas, reiškia šis teiginys taip pat teisingas. Kas mums beliko? Neteisingas C teiginys. Iš tikrųjų, koeficiento B reikšmę yra sunkiausia nustatyti, bet mums to net neprireikė. Mes tiesiog iš karto pamatėm 3 teisingi, reiškia 4 bus neteisingas. Viskas.